Kaip paversti komunikaciją įtaigia? Geras klausimas. Matyčiau 4 dalykus. Pirma, svarbu nuoširdžiai norėti padėti. Antra, labai svarbu pažinti auditoriją, su kuria bendrauji. Trečia, svarbu gebėti esmę pasakyti glaustai. Ir ketvirta, įtraukti žmonės į dialogą. Taigi pirma, ką reiškia norėti padėti? Ketinimas svarbiau negu technika. Žmonės pajunta mūsų ketinimą, jeigu tai nėra noras padėti, jeigu tai noras valdyti, priversti paklusti ar kažką padaryti. Ir verta grįžti prie, koks yra mano ketinimas. Ar aš noriu nuoširdžiai sutarti, ar aš noriu, kad abi pusės laimėtų. Ir jeigu mes nesam tikri dėl savo ketinimų, verta steptelėti ir dar kartą pagalvoti. Antra, ar mes pažįstam auditoriją? Žmonės leidžiasi įtikinami tik dalykais, kuriais jie šiaip jau tiki. Ir taip jau tiki. Ir auditorijos interesų laukas, ir mano interesų laukas. Ir kažkur jie sueina. Ir va tiek, kiek jie sueina, ir yra mano argumentų ištakos. Iš gilaus auditorijos pažinimo atsiranda galimybė surasti tai, ko žmonės galėtų tikėti. Trečia, labai svarbu šiais informacijos pertekliaus laikais esmę pasakyti glaustai. Tas pats, kas Žydų valdovo sagą reikėtų persakyti, įmeskim žiedą į kraterį. Arba dar trumpiau, sunaikinkim žiedą. Ketvirta, be galo svarbu įtraukti žmonės į dialogą tam, kad jie giliau mąstytų, kad sprendimas būtų apmąstytas, kad jie nesijustų per pokalbį, kad jiems kažkas įsiūlyta įbrukta. Pavyzdžiui, vienas mokinys paklausė mokytojo, kas yra išsivadavimas. Į ką mokytojas atsakė, o kas tave supančiojo? Ir kai tu užmesgi dialogą, tu pakvieti žmogų giliau apmąstyti tai, kas vyksta ir giliau įsipareigoti. Taigi apibendrinant, sklandi komunikacija tada, kai mes puoselėjam nuoširdų norą padėti, stengiamės pažinti auditoriją, gebame esmę pasakyti glaustai ir įtraukiam į dialogą.